lygmenį. Tai šiandien, kaip žinot, nežinot, kas gal matėt stories ar nematėt, einam per pasirinkimų ir sprendimų psichosomatiką. Tai jau mes tokią kaip ir pirmą dalį su jumis turėjom apie naujus metus, tai tenais buvo irgi labiau gal tokia net motyvacinė, su tikslu parodyti, kad mes visi kartu esam tokie kaip kiekvienas asmeninis influenceris, darome tam tikrą įtaką pasaulyje ir va ta mintis, kad ai, tik aš čia vienas pakeisiu ir taip pasakė milijonas žmonių vienu metu, tai tada suvoki, kokio masto tas mano kiekvienas mažas, o tuo labiau didelis sprendimas gali padaryti. Ir šį kartą jau keliausim gilyn, tai ne tik šiandien, bet ir porą sekančių antradienių. Kažkaip labai tikiuosi, kad į 3 dienas sutilpsiu. Ir prieš pradedant labai mėgstu iškelti šitą žodį, šitą klausimą apie žodį rinktis ir nuspręsti. Tai vad, kai girdit šitos du žodžius - rinktis, pasirinkimas, nuspręsti, apsispręsti, sprendimas, kokios pirmos kyla asociacijos. Ką tai jum reiškia, galbūt ateina kažkoks vaizdas, kitas žodis, galbūt ateina kažkoks prisiminimas, kūno pojūtis ar kūno reakcija, gal ten norisi susitraukti arba kaip tik įsitempti, gal ateina koks išgąstis, džiaugsmas, kad ir kas tai bebūtų, tiesiog galite parašyti į čatą arba jo, jeigu norite, aišku, galite ir įgarsinti, įsijungti mikrofoną. Galvos skausmas ir kūno mintis, ar tiesiog mintis? Nesupratau, kas kūno. A, taip patikslinsiu, tiesiog man kaip atėjo, kad, nu, pirmieji žodžiai atėjo galvos skausmas ir kūno skausmas, kaip ir taip. Bet Mhm. aš nejaučiu kažkokio skausmo, kokio taus tiesiog atėjo, vat, kaip apie tą pasirinkimą, bet pradėjau galvoti, vat, rinktis ir Mhm. nuspręsti. Ok, ok, kaip kitiem. Čia į Instagramą rašau, kad istoriją galit rasti Zoom nuorodą, kad prisijungtumėt į pačią paskaitą, nes čia jūs girdite tik tais tai, ką aš šneku, bet nematot to, ko rodau. O to, tai, ką rodau, aišku, yra svarbu. Daug energijos reikės, kol pagaliau nuspręsiu. Aha, tas pagaliau toks įdomus žodis, ką, ką čia reiškia, kas tas pagaliau. Tarsi būtų kažkoks vienas paskutinis galutinis sprendimas gyvenime. Jo, dvėjojimas. Ok, jeigu dar pakeliui kilt kažkokių tais minčių, tai rašykit. O va, tas išsireiškimas teisingai nuspręsiu tinkamai. Kuo daugiau pasirinkimų, tuo sunkiau nuspręsti. Lomkės. Lomkės čia jeigu nevyksta sprendimai, ar jeigu jų trūksta, ar per daug. Kaip Taip, būtų, viskas turi būti tobulai. noriu patikslinti, lomkės, kai labai daug užsikrauna neišspręstų sprendimų arba kai reikia kažkokį sudėtingą vat, priimti. Mhm. Na, čia turbūt gal kitą reikšmę tu suteiki tam žodžiui, negu kad aš jį suvokiu. Tai vat, tai pagal tai, ką jūsų vat, smegenis, jūsų patirtis, žinojimas asocijuoja su žodžiais, tai jeigu vat, pagal jūs reikėtų rašyti žodyną ir apibūdinti, kas yra tas sprendimas, kas yra pasirinkimas, ką tai reiškia, ar čia, nežinau, funkcija, veiksmas, idėja, patirtis, kas tai tokio yra. Čia vėlgi ne testas, tiesiog įrašykit va tai, kas pirmiausia šauna į mintis.
Arba vėlgi galite įsijungti mikrofoną ir pasidalinti. Man tai kažkaip jie taip pat skamba. Kaip ir sinonimai atrodo, tai Mhm. sunku kažką vat pasakyti, kom jie vat skiriasi. Tai čia nebūtinai apie skirtumą, čia vėlgi irgi žiūrint, į kokią kalbą atsiremsim, į kokią kultūrą, filosofiją, ar remsimės ten daugiau mažiau neuromokslų, ar dar kažkuom. Irgi jeigu sprendimą imam tiesiog kaip savoką, jeigu sprendimas yra teisinė ar dar kažkokia kitokia prasme, tai vienur yra nuosprendis, kitur tarsi išeitis, kitur vat, kaip pasirinkimo sinonimas. Man, kuris labiausiai patiko, tai va šitoj skaidriai dešinėje apačioj. Tai va tas angliškas žodis selection, tai tarsi yra kažkokia vat krūva variantų. Ar tai gali būti variantai apie nuostatas, arba apie išeitis, ar apie tai, ką aš ten pasiemu, atiduodu. Nu, tam tikra tokia lik kryptis yra to pasirinkimo. Ir daug tų vat multiple alternatives. Tai arba renkuosi veiksmą, arba kažką, kas yra susijęs su mąstymu. Tai vėlgi gali būti va ta išorinė išraiška, nes kai aš darau, tai dažniausiai matosi. Arba gali būti ta tokia vidinė išraiška, kuri yra labiau apie tokį lyg apsigalvojimą vidinį, apsisprendimą, va tą nusistatymą, tikėjimą ir panašiai. Tai čia tokia va kaip krūvelė, kaip galima tai paaiškinti. Toks gal išsamiausias ir kompleksiškiausias buvo tai lietuvių enciklopedijoje. Tai va tas mintinių operacijų mažinančių pradinį probleminės situacijos neiškumą, kad tarsi turiu kažkokią va tais didžiulę situaciją ir vat man ją reikia spręsti, man reikia pasirinkti, atsirinkti iš begalės dalykų ir tarsi visą tą susiaurinti, sumažinti visą tą neiškumą ir padidinti aiškumą. Taip, tam tikrą prasme visi šitie paaiškinimai tarpusavį visai gražiai siejasi. Tai vat, kad savimi patirtumėt, tai štai jum tokia užduotis. Turit nuvykti iš taško A apačioje raudonai į tašką B, viršuje žaliai ir yra du keliai. Kairėje yra kelias, toksai vat didelis lankas, užtrunka 20 minučių ir per jį važiuoti reikia susimokėti 8 eurus. Ir yra per dešinę pusę, toks labiau vingiuotas kelias, užtrunka 40 minučių, nemokamas. Tai pirmiausia, tiesiog parašykit, kurį pasirinktumėt, o kai padarysit pasirinkimą, tai parašykite, kodėl būtent vieną arba kitą kelią pasirinkote. Ir irgi, kadangi čia nėra gyvybės ar mirties klausimas, tai nėra testas, čia nieks nepriklauso nuo šito atsakymų, tai pabandykit jo rinktis tą vat, įrašyti tą pirmą pasirinkimą, kuris tie mintis. Mhm. Ok, vienas balsas už dešinį kelią. Ir kai padaro tą pasirinkimą, parašykite irgi, kodėl būtent tai pasirinkot. Arba liktais įsivaizduotumėt, kad va čia dabar, kai darot šitą sprendimą pagal šitą užduotį, tai įsivaizduokit, kad viduj sėdi dar kitas va žmogeliukas, kuris stebi iš šono visą tą pasirinkimą. Tai kokius jis va aspektus turi įvertinti. Kodėl aš pasirinkau 40 minučių vietoj 20, kodėl pasirinkau nemokamą vietoj mokamo, kodėl pasirinkau vingiuotą vietoj to va tokio ištisinio lanko. Mm. Tai vat kažkas atmetė, kad mažiau klaidžioti, mažiau nervų, tada finansai. Jo, jo.
Tai čia dar palyginus toksai paprastas pasirinkimas, bet jeigu mes įneštume daugiau kažkokių tais aplinkybių, tarkim, teoriškai žinoma, ne, kad kairiai pusė užtrunkam 20 minučių, kainuoja 8 eurus, aš žinau, susimoku, važiuoju, bet kas nebuvo pranešta, kad ten bus, nežinau, avarija, pavyzdžiui. Nu, visiškai netikėtas random dalykas. Ir ten užtrunki vos ne tiek pat, ar ten keliom minutėm mažiau. Kitos aplinkybės. Jeigu man reikia kažkur skubėti, ir ten, kur aš skubu, ten galbūt koks labai labai svarbus yra verslo pokalbis, kur ten turiu pasirašyti svarbią sutartį ir ten, nežinau, kokia milijoninė, 100 000 suma. Tai tada, kai lyginam 8 eurus ir 100 000 vertės sumą, tą vat verslo sutartį, tai jau vėl kitokį pasirinkimą darom. Jeigu vertinam, kad kažkur yra avarija, kitur nėra, vėl kitaip renkamės. Tai prie ko aš vedu? Visą tai, ką įvertina mūsų smegenis. Tai tarsi sukuria tokią 3D schemą, 3D ašis. Tai lyg tais į viršų apačią yra matuojama vertė. Vertė pagal tai, kiek irgi klausiau paskaitų, skaičiau tyrimų, tai yra derinys tarp naudos ir kainos. Ką aš tarsi sumoku, nebebūtų tai pinigai ar kažkas kito, ir kokią aš naudą iš to gaunu. Tada šitoj va X ašy turime tikimybę, ant kiek yra tikėtina, jog kažkoks dalykas įvyks ar neįvyks. Jeigu parašyta, kad vat, važiuoju kairiai pusė, užtruksiu 20 minučių, kiek tai yra patikimas tas faktas. Jeigu, tarkim, ten 10 metų važiuoju per tą patį kelią ir niekada nebuvo nei avarijos, nei ten kamščių, nei nieko, viskas visada sklandžiai ir beveik taip top lygiai 20 minučių. Tai kokia tikimybė, kad šiandien lygiai taip pat nutiks. Ir trečia linija, man atrodo, matematiškai taisyklingai tai būtų pavadinti Z, YXZ, kuri duoda jau tokį gilį, tai yra va tas kontekstas, kai aš apimu visumą, kai aš įsivertinu, ten tarkim, kokia mano vairavimo patirtis, kiek pas mane mašinoj kūro, ar aš turiu tos 8 eurus ar ne, jeigu turiu, ar reikia mokėti grynais kortele, ar aš skubu, jeigu skubu, tai kiek, kur aš skubu, kokios ten, nežinau, oro sąlygos, ledas, lietus, žiema, saulė, kondiškė veikia ar neveikia, ar šildymas veikia. Va tai visą tai, įsivaizduokite visą krūvą tokių mažų didelių aspektų smegenys nuolatos apdoroja. Ir pagal tai priima sprendimus. Čia, sakykime, toks tas paviršinis sluoksnis, į ką mes remiamės, kai tyrinėjam tą pasirinkimų psichologiją. Bet aš vis tik mėgstu dalykus taip susmulkinti ir pradėti, kaip žinot, nuo fizinio ligmens. Ir pirmas klausimas jum iš fizinio ligmens. Kas apskritai lemia paties kūno pasirinkimus? Jeigu tai vat pažiūrėtume, netgi tokiam organų, audinių, ląstelių lygmenyje, duosiu irgi galbūt klausimų pavyzdžių, tokių tikslesnių. Kaip ląstelės apskritai priima sprendimus, kaip pavyzdžiui skrandis žino, kad jam reikia išskirti rūgštį, o ne kažką kito. Kaip imuninė ląstelė žino, kad jai va šitus reikia naikinti, o šitų nereikia. Iš kur kraujo ląstelė žino, kad reikia tekėti va taip, o ne kitaip. Irgi kviečiu jungtis mikrofoną, kas čia klausot, tai Instagrame galite rašyti savo mintis, kalbam apie ląstelinį lygmenį, iš kur ląstelės žino, kaip ląstelės priima sprendimus. Gal iš kažkokios patirties, sunku taip atsakyti. Aha. Nu, pavyzdžiui, kokios patirties. Mm, nu, pavyzdžiui, ten skrandis, ten pavyzdžiui kažkokia bakterija ir tada, nu, išstumė viską atgal. Tiesiog, nes kažkada galbūt suvalgy kažką neišstumė ir tada blogo buvo, tai gal. Mhm. Nu, jo, vat kažkaip taip pat galvoju, O kad jeigu biški ne tai, tad gal, pavyzdžiui, iš kur skrandis žino, kad jis apskritai skrandis, kad jam ne kraują nežinau. reikia stumdyti, o, pavyzdžiui, kažkokius vat skysčius.
Nu, va, vienas iš Mhm. atsakymų yra automatiškai, nes tiesiog sukurtas daryti savo darbą. Ir čia net jeigu dar grįžtume atgal, tai vat paskutinis tas vėlėtinis klausimas. Žinom, kad turim tokias vadinamas kamieninės ląstelės, jos taip, nu, labai primityviai sakant, tarsi neutralios. Jos vat apie viską ir apie nieką. Ir tada įvyksta tam tikras procesas, pagal ką jos yra lik deformuojamos, jos įgauna vat, kažkokią tai specifinę vietą, paskirtį ir jos pakeičia tiek savo formą, tiek savo funkcionalumą, jos prisitaiko. Tai galėtume manyti, kad tiesiog galėtume turėti daug tų kamieninių ląstelių, kurios daro absoliučiai viską, bet ką vienu metu. Nežinau, ar suprantat, ko klausiu. Gal per sudėtingi klausimai. Taip irgi gali būti. Nes aš kai šitos klausimus išgirdau, tai irgi reikėjo susimastyti truputėlį. Biški labai susimastyti. Gal tiesiog kažkaip, nu, funkcija negali, tarkim, nu, tarkim, negali, tarkim, vienam organui kažkokių turbūt dviejų funkcijų galbūt būtų. Ten, tarkim, Mhm. gal prieimimo ir šalinimo, nežinau, vat, kažkaip taip Mhm. dėlioja. Nu, pavyzdžiui, jeigu imtume storąją žarną, tai mes žinom, kad galiausiai, kai yra jau ta Jo, tiesioji žarna, mes per ją iškakuojam. Bet tol, kol ten, nukeliauja visas tas turinys per storąją žarną iki išangės, ten dar įvyksta reabsorpcija skysčių ir tam tikrų vitaminų, mineralų. Tai kaip ir gali vykti ir įsisavinimas, ir mm, šalinimas tam tikrą prasme. Ok, nekankinsiu, sudėtingas pasidalinsiu tiek, kiek klausimas. esu atradus. Ir čia vėlgi, kuo man yra žavus tas jau, kaip sakykime, mokslo tyrinėjimas, netikėjimas mokslu, kur ten jau vos ne kaip kažkokiam stabukui, devukui meldžiamės, kad va čia jau galutinė tiesa. Bet kai tikrai klausausi neuromokslininkų ar bet kokios kitos ryties vat, mokslininkų tyrinėtojų, tai jie niekada neturi galutinio to sprendimo, kad vat yra taip ir viskas ir čia neginčiama. Ne, jie išsikelia hipotezę ir net tie, kurie vat giliau plačiau mąstantis, lygtais ieško būdų, kaip kuo įvairiau paneigti tą hipotezę. Ir per tą paneigimą jie arba randa daugiau patvirtinimų, arba daugiau paneigimų ir vis tiek, nu, negalima daryti tokios tos griežtos išvados, nes žinom, kad galbūt mes neturim pakankamai ten įrankių, įrangos, analizavimo kažkokių tai ten kompiuterių, aparatų, cheminių, fizikinių preparatų, kurie padėtų visą tai tinkamai vertinti. Tai tas vat atradinėjimo procesas, jis vis dar besitęsiantis yra. Tai yra žavu ir tai, ką man kol kas teko atrasti, suvokti, tai kad faktas, turim patį pagrindą. DNR. Tiesiog taip yra nustatyta, užkoduota DNR lygmenį, kur kas kaip turi būti, kas kaip turi veikti, ten nuo lyties iki to paties skrandžio, iki plaukų, iki bet kurios kitos dalies. Tada jau minėjau tas kamieninės ląsteles, kurios tarsi apie viską, apie nieką, neutralios ir jos tada vat, gali diferencijuotis, jos gali pasikeisti į kažką. Tai labai gražiai atsispindi, kai vyksta apvaisinimas ir ten visa žodžiu kelionė yra, kaip tos ląstelės dalinasi, duplikuojas ir po to jos pradeda diferencijuotis pagal lapelius ir panašiai. Tai tikrai kažkada bus paskaita apie tai, nes ten labai tokie magiški procesai vyksta, kurie vis dar tyrinėjami ir kaip ir yra kažkokie paaiškinimai, bet ne iki galo. Tai tas yra gražu, kad dar iki dabar mes vis tik turime irgi tų kamieninių ląstelių, kurios irgi gali keistis ir diferencijuotis. Tai kas jau irgi buvo paminėta pačiam čate, be DNR ir be to gebėjimo keistis, tai yra forma ir funkcija. Tam, kad atlikti specifinę funkciją, reikalinga forma ir atvirkščiai. Tai čia jau tiesiog pagrindas, ten tarkim, kad aš tai va, ištieščiau ranką, galėčiau sulenkti, jinai turi turėti tam tikrą kiekį sąnarių, raumenų, kaulų, nes jeigu čia bus vienas ilgas kaulas ir vienas raumo, nu tai aš tik tiek ir galėsiu padaryti, vad kilnot kaip pagalį, ar ne, tokiam, vad,
primityviam pavyzdį. Taip pat, jeigu imam ląstelę kaip tokį vienetą, tai jinai savo tos vat, membranos išoriai turi labai daug tokių kaip antenyčių, pavadinkim, receptorių, moksliškiau tariant, ir jie fiksuoja tada tiek cheminius dalykus, kaip pavyzdžiui terpė, koks ten yra rūgštingumas ir panašiai, kokie čia prie manęs jungiasi kiti artėja ląstelės, kiti receptoriai savi ar svetimi. Ir tada fizikiniai dalykai, kaip pavyzdžiui, ten slėgis, spaudimas, kažkokia tais kryptis ir kiti niuansai. Ir tada pačios ląstelės vidiniai ženklai, angliškai cues. Tai yra vadinami ciklinai, tokios medžiagos, dalelės, kurios dar tarsi iš vidaus pačiai ląsteliai sako, kada jai ką veikti. Tai mes kaip turim, kaip žmonės patys kažkokį savo ciklą, nu kaip minimum tas 24 valandų ciklas, kada yra rytas, diena, vakaras, naktis ir kokie mūsų ten organai, procesai viduje turi veikti, tai taip pat ir ląstelė turi viduje savo tuos vidinius ženklus, daleles, ciklinus, kurie ir nustato, kad va dabar čia reikia šito daugiau, šito mažiau, šitą aktyvuojam, šitą slopinam. Ir aišku, kiekvienai ląsteliai tie specifiniai ciklinai ir ten vėlgi visos tos vis tie neurocheminiai procesai vyksta. Ir tokiam vat pačiam smulkiausiam ląsteliniam lygmenį, aišku, galima eiti dar smulkesnį, kur ten jau išeitume į kvantinę mechaniką, bet šiandien ne apie tai. Galbūt dar apie tai įterpsiu. Jau čia turbūt kitomis dienomis. Tai jeigu žiūrėtume į save kaip žmogų, kaip visumą. Ir kiekvienas vat save įvertintumėt iš klausančiųjų, kas lemia mano pasirinkimus iš fizinio ligmens. Vat kaip mano kūnas, kūno išmintis, kažkokie kūno procesai, kaip jie lemia tuos pasirinkimus. Kad aš vat noriu šito, o ne to, priėmiau tą, o ne kitą sprendimą. Man reikia taip, o ne kitaip. Galvoju, darau, elgiuosi, arba nedarau, atsisakau kažko. Kaip tas fizinis kūnas mum tai nulėmė. Kartais turbūt padeda, kartais trukdo. Nu, pas mane turbūt, jeigu taip apibendrinti, tai, nu, jeigu man apskritai kažkas netinka, nu, įvairiuose temose, tai tiesiog nuspazmuoja, vat, kūnas, tai, nu, būtų arba kažkaip visame įtampa yra, arba tam tikrose, vat, vietose. Tai tiesiog, O nu, kaip labai taip. suprasti netinka? Nu, galbūt Mm, kažkokį pavyzdį turi. a, taip pagalvosiu. Nu, pavyzdžiui, nervuoju, kai ten kažkas girdisi, ten, tarkim, daugia būti, tada, nu, tarkim, žandikaulis spazmuojasi arba galva kažkaip, nu, irgi tokia sunkesnė jaučiasi, arba kai, nu, tarkim, į lauką ir kažkaip šalta, tai irgi taip kūnas visaip, nu, Ir kaip tai tada įsitempia. siejasi su pasirinkimais tavo, su sprendimais, o pavyzdžiui, tu sakai guli, girdi, kad ten iš kaimynų kažkoks triukšmas ateina, kyla įtampa žandikaulė, susispaudžia ir Mhm. kaip tai veikia tavo sprendimus tada. Nu, ir tada dažniausiai telefoną paėmiau ir kažką ten jungiu, vat, kažką va tokio, kad, kad tiesiog tavo garsą, vat, užkimšti ir, Mhm. nu, ir kad Rengies tu nemok. telefoną, kad tarsi tas angliškas žodis distract, Jo, nukreipt jo, savo dėmesį. taip. Mhm. O Ok. tarkim, O jeigu įsiklausyti į va, tą žandikaulį, tą įtampą kylančią, nes imti telefoną tai tarsi veiksmas kylantis labiau iš rankos, gal net iš tam tikro mm, įpratimo, o jeigu iš žandikaulio perspektyvos žiūrėti, koks tada tai būtų pasirinkimas, kuris vat viduje jaustųsi teisingas man, tau šiuo mhm. atveju. Nu, aš kažkaip nelabai taip, nelabai kaip ir dėmesį taip kreipiu, nes žinau, kad to garso nebūtų, man tiesiog kažkur gyventi reikėtų būti, dėl to kažkaip į tą žandikaulį.
neimu, tai tiesiog praklausau ten su telefonu ten kažkiek laiko, kad tiesiog užsimirštų ir galbūt tas garsas dinksta. Nu, arba bent jau Mhm. kažkaip smegenys. Ok, tai jau girdžiu net antrą pasirinkimą. Tai vienas yra scrollint, naudoti telefoną, kad dėmesį nukreipt. Antras yra galbūt kažkur kitur išsikelt gyventi, nes protas sako, man atrodo, kad tai niekada nepasikeis ir tiesiog man reikia pakeisti gyvenamą vietą. Ok, Jo. kokie dar gali būti pasirinkimai, sprendimai, išeitis, jeigu vat, pasitikė tą žandikaulio įtampą. Mm. Galbūt jau vadėliojasi atsiminimas, beklausant užsimerkus ar atsimerkus, jeigu va tikrai pasitikėto kylančių iš žandikaulio impulsų. Ką dar galima būtų padaryti? Mm. Nu, galbūt būtų čia energija, galbūt, tarkim, nu, tos pinigus uždirbti, tarkim, kurti ir tarkim, tos socialinius tinklus kažką dalintis, kažką daryti, kurti, kad, Mhm, kad tik irgi tais vėlgi, kad kažkur gražinu iš... biškį į momentą, kad kalbam apie tą momentą, kai išgirsti garsą, įsitempia žandikaulis A, ir ką gali norisi daryti, keiktis, nes nu, tarkim. tuo metu gi neisi ten į Mm. darbą, jeigu Nu, ten, nežinau, jo, trečia nakties. keiktis Pavyzdžiui, norisi, tai, tarkim. ok, va ta emocinė išraiška, keiktis, ten rėkti, pykti, urgzti dar Jo. kažkaip, ok, kas dar, kokie dar variantai. Mm. Na, jeigu labai blogai, tai, nu, čia bet nebūtinai dėl garso, tai tarkim į pagalbį, kas ir ten kažkur paklodė. Nu, Taip, toks dar taip, gali būti. šitas vienas šiaip iš somatinių pratimų, tai atsimenu, mes kai darėm, tai susisukom rankšluostuką Jo, mažą ir jį kandom, vat, kad tą pyktį tokį išleis, kad lemba, kaip nervina, kaip erzina, kaip pat. jo, būna kartais, Taip, reikia taip, irgi. toksai net labai tas primal, kaip čia ne prigimtinis, bet toks labai laukinis impulsas, Jo, kaip toks vilkui, kad atrodo mano lyg ribas pažeidinėja ir norisi urgzti, dantį šiekti. prikaisti Va. kažkam. Jo. Į sieną, pavyzdžiui, keurai nukast kaimynam galvą. Jo. Ok, kokiu dar yra variantų, kaip dar gali panaudoti tą vat, žandikaulio burnos rytį. Mm. Kažką pavalgyti dar irgi būna iš to. Ok, valgyt. Labiau toks kaip emocinis valgymas. Jo, dažniausiai. Ok, ką dar? Mm. Nu, būna, kad dar su kažko pasikalbėti, tada norisi, bet čia kaip irgi tas dėmesio nukreipimas toks būtų. Mhm. Sąlyginai, čia net ir tam tikra emocinė reguliacija, nes mes irgi per ryšį reguliuojamės, nors mes to mokinamės, kai ten būnam kūdikiai, vaikai, paaugliai, bet tai vyksta iki kol numirštam. Ir emociškai reguliuotis, aišku, kuo esam brandesni, tai tarsi turėtų būti lengviau mums patiems tai daryti, bet tam tikrose situacijose vis tiek mums tas vat, tarpusavio, tarp asmeninis emocinis reguliavimas, koreguliacija dar kitaip vadinama, jinai kartais net greičiau ir efektyviau suveikia. Tai gali būti skambutis, galbūt ten nežinau, tu gyveni kokiam ketvirtam aukšte, pirmam aukšte yra tavo draugas, tai galbūt ten pas jį nueit ar net ir jau vietą pakeiti ir dar ten pabendrauji Mhm. tiesiog su žmogum. Ok, ką dar galima padaryti? Tu nori miegot, kaimynai už sienos triukšmauja, įtampa žandikaulyje, pyktis, ribos, susierzinimas, tenkinimas, išsikraustyti negaliu, esu čia, ką dar gali daryti. Mm. Nu, kartais, bet dabar ir rečiau taip, kažką sutvarkyt gal. Mhm. Tam kambarį, tarkim, Ok, padėliot. labai daug tokio, ką tu vardini, tai girdžiu tokio menedžinimo, susitvarkymo pačiam su savimi, kad tarsi nėra išėjimo į kontaktą su tuo, kas trigerina, kaip, pavyzdžiui, Nu, jo, kaimynai. Tai nes galbūt ten, tiesiog nueit pas juos ir pasakyti, tipo, what the fuck, ką jo, jūs čia daro, dabar yra jo, bet 11 valanda, kas čia Jo, vyksta. tai šitas kaip ir būna parašo, bet tarkim yra tokie tiesiog miestų garsai, kur ten tiesiog visada bus, nes toks namas senas, tai ten neišrausi ten tų vamzdžių ar elektros ten stulpų. Mhm. Ten.
Nu taip, 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 čia vat vėlgi Jo, imam jo, tada kontekstą, va. ar ne iš kur ateina tas triukšmas. Jeigu iš kaimynų žmonių, tai aš galiu tiem pasakyti, su jais sustarti. Jo, Jeigu čia iš miesto, iš aplinkos, kur, nu, aš kiekvienos mašinos dabargi nestabdysiu, tai jo. vėlgi ateina kitos priemonės, ten ausų kamštukai, ausinės ir arba va tas pats white noise yra, kam padeda. Tai va, kodėl aš tai iškeldinėjau šitus klausimus ir dar, ir dar, ir dar, tai toks biški ir nurodymas taip, kaip vyksta sesijos su klientais. Tai kai sprendžiam tam tikrus simptomus, bebūtų jie vėlgi fiziniai, emociniai, mentaliniai, dvasiniai, tai dažnai ir būna apie tai, kad žmogus yra lik užsikabinęs, prisirišęs, besilaikantis vienos išeities. Nu, pavyzdžiui, ten kokio nerimo, pilvo skausmo, migrenos, ten emocinio valgymo, valgymo sutrikimo, patinimo. Ir ne taip, kad nėra taip, kad jis logiškai tai padaro, kad va, čia yra šitas dalykas, aš jo nesprendžiau paprastais kažkokiais būdais, tai va, susigalvosiu savo simptomą. Ne, tai vyksta labai labai pasąmoningai, nesąmoningai ir dažnai tam sudėti pagrindai yra labai labai anksti. Tai čia vėlgi kalbu apie tas mūsų vaikystės, jaunystės patirtis, o kartais net ką atsinešam žymiai anksčiau iš savo ten tėvų, senelių, protėvių, iš tos visos giminės sistemos. Tai tiek mano pačios sesijų tikslas, tiek kiek turiu pažįstamų draugų terapeutų, tai visą laiką yra tikslas atnešti to lankstumo smegenim, kūnui, nervo sistemai, asmenybei, kad žmogus kuo daugiau turėtų išeičių tiek vienai situacijai, tiek keliom ir kad turėtų tų įrankių, kaip išeiti vat, ryšyje pačiam su savim, kaip išeiti, kai viens ant vieno ryšys, kai yra grupė, kai yra ten, nežinau, pasaulis ir tie vat, masteliai po to keičiasi. Tai jeigu pasižiūrėtume, vat, vėlgi grįžtam į fizinį lygmenį, kabutėse teisingi sprendimai, čia dar irgi toks diskutuotinas išsireiškimas, tai faktas, kad mums padeda patirtis, ką, vat, pavyzdžiui, tu irgi kalbėjai, kai klausiau apie skrandį, iš kur skrandį žino, ką jam virškinti, o ką ten vat, iškelti ir galbūt išvemti. Tai yra tam tikra patirtis, tam tikras atsirinkimas, kad šitie dalykai vat, man tinka, patinka, leidžiam toliau žemyn, panaudojam, o šitie dalykai ne, ten toksinus, nuodas, dar kažkas iškart metam lauk. Įpročiai. Tai vėlgi, kas yra per pasikartojimą, užsifiksuoja labiau eina automatizmas. Fiziškai dar irgi turim resursus, naudą, atlygį. Nauda atlygis gali skambėti panašiai, bet atsakančio skaidriai matysit, kuom tai skiriasi. Tai jeigu imti patirtis taip fiziškiau ir giliausiai, kas mus veikia, tai yra pati ta nervų sistema. Nervų sistema yra tokia vadinama kaip karalienė sistema, kuria pati jautriausia ir jinai daugiausiai veikia tame valdyme, nes jinai veikia neurochemiškai per neuronus ir cheminės medžiagas. Tai va čia ir atsiranda ta kūno atmintis, praleidau raidę. Galvau, kad antis parašiau. Tai ta jo kūno atmintis, kuri vat ir nuo pat gyvybės užsimezgimo fiksuojasi. Plius dar, jeigu žiūrėtume atgal, tai vėlgi yra tie visi DNR genetiniai, epigenetiniai imprintai, kurie persiduoda iš kartos į kartą. Ir tai vat mus formuoja. Ir pagal tai, kokia ta nervų sistema, ką jinai patyrė, kas jie, kokie tie įspaudai padaryti, kaip jinai veikia, daugiau, mažiau jautri ir panašiai, labiau simpatinė, parasimpatinė, pagal tai tada viskas dėliojasi, pagal tai pas mus ir eina tas impulsas greičiau arba lėčiau, pagal tai kai kurios smegenų zonos aktyvuojasi daugiau ar mažiau. Ryšys yra geresnis, prastesnis tarp kai kurių kūno vietos, kūno dalių, kūno vietų, zonų, ten galūnių, audinių, organų pagal nervų sistemą ir mūsų laikysena dėliojasi. Tai irgi labai svarbu suprasti, kad jeigu koreguojam laikyseną, tai nebus vien tik tais darbas ten su kaulais, raumenims, sąnariais, to tikrai neužteks, reikės ir dirbti su pačia nervų sistema, nes kaip primenu, jinai kaip karalienė, kaip princesė, va tas ten aukso tokia gyslelė, kurią visa sistema, visas organizmas
turi tikslą išsaugoti, palaikyti, kad kuo jai fainiau ir patogiau būtų. Antras jo, ką minėjau, tai įpročiai. Tai mūsų tas toks prigimtinis impulsyvumas, kad viduj kyla impulsas ir iš karto mes tą turim tokį instinktyvų, va, tas žodis, pojūtį, impulsą daryti. Vat, užsimaniau kažko ir, atrodo, iš karto galėčiau taip šokt pult. Nu, bet žinau, kad nepulsiu aš tų kaimynų, ar ten kažkas sunervina, nešoksiu žmogaus, nekasiu, neprieksiu. Yra, kas, aišku, tų impulsų praščiau geba valdyti, tai panašiai ir elgesi, tą gali matyti. Bet vat, su ta visa evoliucija ir ta reguliacija nervų sistemos mes išmokstam tą impulsą savyje jausti, atpažinti, o kartais net ir to nejaust, net pažinti, bet vis tiek tai suvaldyti. Kame vėlgi labai gražiai įsipaišo kūno judesio terapija ir apskritai ta terapija, kuri orientuota į kūną, tai kad leidžia ugdyti tą vadinamą vidinį liudytoją, kuris padeda pastebėti, kad manyje jau nori kilti impulsas. Jis dar net nekyla, bet aš jaučiu, kad tuoj vėl įsijungs tai, prie ko aš esu įpratus iš kažkada ten seniau anksčiau, bet aš tiesiog galiu tai pastebėti ir tai neįsitraukti, tame nepaskesti. Tai čia tarsi va ta dalis įpratimo, impulsyvumo, ką dauguma nori suvaldyti, be kalbėtume ten apie priklausomybės, emocinį valgymą ar kažkokius tokius dalykus, kur žmogus sako, aš protu suvokiu, kad taip nereikėtų, bet vat, kažkaip gaunasi, pasidaro, ten neišeina. Tai čia tai, ką galima koreguoti ir galbūt kartais reikia, jeigu žmogui yra toks poreikis. Ir yra iš įpročio, iš fizinės plotmės automatizmas. Ką vat prieš tai kalbėjau, kai klausiau apie ląsteles, tai iš kur ląstelės žino, kaip ten jom reikia, tai daug kas veikia automatiškai. Ir to automatizmo tikrai nereikia bijoti, tai nėra kažkoks demonas, kad čia dabar turim būti visi unikalūs, autentiški ir panašiai. Automatizmas yra pagrindas, čia kaip va ta struktūra, kur turim dvi pusės ir savy, ir gyvenime, ir visame kame, ką mes matom viduje ir išoriai. Tai yra va struktūra, kažkas tokio konkretaus, sudėlioto, aiškaus, automatiško ir tada aplinkui tą struktūrą yra keliaujanti tėkmė, judėjimas, chaosas, kažkoks nenuspėjamumas, kintamumas. Tai va tas automatizmas pas mus ir veikia kaip kažkas, į ką mes galim atsiremti. Ir ačiū Dievui, mums nereikia kiekvieną milisekundę galvot, tai kur čia koks pH, o kur čia koks slėgis, o čia sąnarys dabar atlaiko, čia jis susispaudė ir išsiplėtė, kaip čia kraujagyslės užsilenkė, ką man padaryti su to krauju, kad ten praeitų, kur kraujagyslė užsilenkė. Nu tai mes nežinau, mums 10 metų užtruktų pakelt užpakalį nuo kėdės, jeigu reikėtų pagalvoti apie visus procesus, kurie mums iš viso padeda sėdėti. Tai va, tai ačiū Dievui, kad yra automatizmas, jis reikalingas ir tada mes galim pastebėti, kad dalykai, kuriuos mes jau ilgai kartojam, tampa ten naudingai, žalingais įpročiais. Ir taip tiesiog smegenys yra sukurtos. Trečias dalykas fiziškai, kuris veikia, tai yra resursai. Mes jos vėlgi remiamės ir smegenys iš esmės tai remiasi, jos optimizuoja resursus. Jos yra sukurtos ne tik tais išlikimui, ne tik tais tai tokiai stipriai savisaugai, bet ir energijos tausojimui. Aš apie tai nemažai šnekėjau, kai buvo paskaita apie tingėjimo psichosomatiką. Vis dar prieinama, primenu, aš ją paliksiu nemokamą, nes labai tokia faina, gera ir naudinga. Manau, aktuali bus iki nežinau, žmonijos pabaigos greičiausiai. Tai vat fiziškai kūnas, ypatingai smegenis kaip organas, iš esmės nori energiją tausoti. Ir jis visą laiką rinksis tai, kas reikalauja mažiau jėgų. Dėl to mums taip yra net fizinė tokia nepaaiškinama prasme sunku kažką keisti. Vėl aš čia, nežinau, kažką padarysiu kaip įprastai, ten nusipirksiu, suvalgysiu, ten nenueisiu, arba kaip sportas irgi, žinot, prisijungęs iš judesio sesijų, kad, gal čia parašytų Aurelijai, gal čia, aš vis dar blogai jaučiuosi, gal, čia nieko tokio, jeigu praleisiu, dargi vis tiek bus. Ir tai tiesiog mūsų tas default, tokia kaip
bazinė kryptis taupyti, taupyti, tausoti, nešvaistyti. Tai dėl to ir sunku tada išeiti kažkokius didelius galbūt tikslus, į discipliną, nuoseklumą, nes mes suvokiam, kad tam reikės energijos, tam reikės resursų, kaip minimum, va tos tiesiog fizinės energijos. Taip, skaitau dar čiatą, kuo daugiau streso, tuo daugiau automatizmų būna. Blogus įpročius daryti, sunkiau tą impulsą nuraminti. Jo, tikrai taip, kadangi vėlgi stresas, stresinė situacija iš mūsų pareikalauja daugiau resursų, tai smegenys neapsikrauna, jos tiesiog paleidžia va tuos neuronų kelius, tuos, kurie įprasti, kurie yra va stipriausi, kur daugiausiai tų jungčių yra, kur daugiausiai kartų mes taip darėm, tai taip ir darysim. Tai jeigu žmogus iš esmės yra įpratęs ten bėgti, kai yra stresas, tai jam tas bėgimas, vengimas, atmetimas, atsisakymas įsijungs automatiškai ir jis supras tik po to. Jeigu žmogaus tokia kaip bazinė reakcija yra labiau eiti į kovą, kaip tik ten pulti, gintis, vat, įsitraukti į tą stresą, į tai, kas vyksta, tai jis visą laiką tai ir išeis į kontaktą ir tik po to suvoks, kad, o, wow, taigi aš norėjau galbūt ten, nesikeik, nepulto žmogaus, norėjau kitaip, bet kodėl šitaip įvyko. Tai taip tiesiog yra. Čia vėlgi, vat, persipina šitie dalykai. Tai kai aš kalbu apie visą tai, tai nėra taip, kad čia vyksta kažkokiais laipteliais, kad va, čia padariau, iš lėto persijungiam į kitą. Ne. Visą tai veikia persipinimo būdu. Kadangi smegenys tausoja resursus, stresas reikalauja daug resursų, tai tenais bus daugiau to automatizmo. Tai tikiuosi aiškiau, dėl to tada tie įpročiai ir kyla, plus ten dar prisideda va tas atlygis, į ką einam. Kitas momentas tai nauda, kur ir kreivėje matėt, kad visą laiką smegenis tikrina, tai kiek čia man apsimoka, ką aš sumoku, kiek va tam resursų reikės, ką aš turėsiu įdėti tai ir ką aš iš to gausiu. Tai čia tikrinamės, aišku, per amigdalą, per va, tas baimės, man čia saugu, nesaugu, jeigu man nesaugu, tai greičiausiai mažiau apsimoka, jeigu saugu, tai labiau apsimoka, vėlgi iš tos išlikimo pusės. Malonumas, kas irgi su atlygiu persipina, pasitenkinimas, tas toks žodis pasirinkau specialiai nusilenkvinimas, kur fiziškai duoda tą jausmą, kad ar aš ateisiu vat iki to atsikvėpimo. Nes kaip vėlgi pas mus fiziškai viskas vyksta, tokiu vat rateliu. Man atrodo, šitą aiškinau tiek trigerių paskaitoj, tiek ir streso paskaitoj, kur yra tas vat ratas, ciklas. Kad yra trigeris, kažkas mane aktyvuoja, aš mobilizuojuosi, įsitempiu, kyla energija, resursai, visa kita, išpildau tą kažkokį veiksmą, tai ką noriu, ir ateina atsipalaidavimas. Tai vėlgi smegenys įvertina, ar bus tas ratas, ar jisai užsidarys. Ar galbūt yra didesnė tikimybė, kad aš tik susiaktyvuosiu, bet gal net neteisiu iki to atsipalaidavimo. Tai va čia jau prisiriša prie fizinio ligmens tiek emocijos, tiek nuostatos. Ir paskutinis dalykas tai atlygis. Ir čia atlygis yra skirstomas į du tipus. Yra pirminis ir antrinis. Pirminis tai yra vėlgi tai, kas susijęs su išlikimu, visiškai tie baziniai poreikiai, ir prie pirminio yra priskiriamas malonumas. Tai dažniausiai sėtina su reprodukcinė sistema, su dauginimusi. Tai jeigu taip labai apibendrinti, fiziniam lygmenyje mums sprendimus padeda priimti labai taip aiškiai. Taip arba ne. Saugu, nesaugu. Taupau, ištaškau. Malonu, nemalonu. Pavalgau, pasitenkinu, išgyvenu, išlieku arba numirštu. Užsibaigia ciklas, neužsibaigia. Kyla impulsas ten pulti, kovoti, bėgti, sustingti. Iš tos nervų sistemos perspektyvos. Nervų sistemai faina, patogu, nefaina. Simpatinė, parasimpatinė. Taip juoda balta, labai konkrečiai. Dėl to tai dažnai yra sėtina su ta, vat, kaip čia vardinau, kūniška intuicija, angliškai gut feeling.
Tai jeigu vat į tą taip arba ne remtis, tai dažniausiai būna visa mūsų virškinimo sistema. Visas virškinimo traktas nuo pat burnos iki pat išangės. Tai burnos ertmės, stemplė, skrandis, žarnynas ir taip toliau. Ten viskas labai aišku. Arba aš tai suvirškinsiu, arba išspjausiu. Kramtysiu, išspjausiu. Nurysiu, atrysiu. Apdoros skrandis arba išvems skrandis. Žarnos irgi išskaidys arba išstums lauk. Viskas labai labai konkretu. Tai vat, šito vietoj sustoju ir jo, klausimas, ar turite klausimų? Mhm. Ok, nėra. Viskas labai aišku. Puiku. Tai judėsiu toliau. Stebiu laiką. Labai norisi jo sutilpti į valandą. Ir vat šitų klausimų, kas mus skatina rinktis, tai kaip mes renkamės, į ką ten remiamės, kas nulėmė. Daug bus jų tikrai šitose skaidrėse. Tai vat jau remiantis tuo, ką įvardinom, ką aptarėm, kas skatina rinktis, kas duoda va tą tokią vidinę paskatą apskritai daryti pasirinkimą. Galit žiūrėti ir į fizinį lygmenį ir galima biškį praplėsti, pabandyti. Nu, šiaip dažniausiai norisi, nu, tą dalyką daryti, kuris kažkokiu greitų rezultatų atneš. Tai čia tas tingėjimas būtų. Jo, tai kaip ir, Tingėjimas būtų apie nieko nedarimą, o a, ne apie rezultatus. to Tas pamečiau. instant gratification, tai va čia tas pirminis atlygis, kad oi, padariau ir iškart malonu, iškart faina, tas ratukas greit užsidarė, Jo, susimobilizavau, greit atsipalaidavau, minimalios pastangos, energijos tausojimas. nu šitas gerai, bet nu būna sunkiai kažką taip rasti, kad taip, nu greitai nulengvintų kažkas, bet, nu tarkim, man biškai kažkaip sunku buvo, aš atidariau langą ir ten užtruko ten 5 sekundės ir jau lengviau, tai, nu kartais ir tokie vad būna, šiaip galima šiaip surasti tokių greitų nusilengvinimų, tai Mhm. irgi tokia, nu, taip, nu irgi skatina patirties kažkokia ankstesnė, nes ir anksčiau taip langą atidarinėjo, nu kaip kažkaip kambarį sunkiau jau jaučiuosi ir nuotaika blogėja tokia. Mhm. Taip. Vien įdomu, klausant vat, tavęs ar skaitant, kas vyksta čiate, stebėti iš šono, vat, kai yra klausimas toks, kokią istoriją sudėlioja tavo smegenys, žinai, kad paimi tokį vat lango pavyzdį ir kalbi net ne apie orą, bet vat, pavyzdžiui, apie emocinę būseną. Jau pagal tai irgi galima stebėti vat, tau pačiam save, į ką Mm. labiau remiasi tas pasirinkimas, kad daugiau, kad būtų emociškai fainai, ar ten fiziškai fainai, ar ten protui lengviau, ar sielai lengviau. Ir čia Iš tik, nekalbu apie tai, kad tu iš esmės vat kažkoks esi, bet, nu, galbūt va šiandien taip, šią akimirką taip, ar šitam gyvenimo etape taip. nu, iš tikrųjų, kad fiziškai ir emociškai geriau pasijaust, nes kaip ir karšto oro trūksta ir tada ir nuotaika tokia sunkesnė. Nu, aišku, karšta ir tada įtampos daugiau bendrai kūne. Mhm. Tai vat, du tokie vat dalykai paskatino tą langą atidaryti. Jo. Nu, ir dar kas skatina tos pasirinkimus, tai būtų, nu, kažkokie tokie fizikiniai dalykai, tarkim, temperatūra, ar ten drėgnumas oro, ar dar tokie labiau žemiški dalykai, vat, kažkokie, vat, Mhm. Tai vėl iš tas vat, išorės. paprastas fizinis patogumas, kad Ja. būtų tiesiog fiziškai komfortiška. Tai vat šitą, man atrodo, paveikslėlį aš buvau panaudojusi per story, kur ir širdis ir protas sako, jo, viskas gerai, viskas čia fainai, einasi, kontroliuojama, o smegenys nuolat galvoja, o my god, kaip čia viską permastyti, o širdis sako, kaip čia vat greit pasitenkinti, kad vien tik malonumai, džiaugsmas būtų, geros emocijos, pozityvas, o smegenys vis apdoroti, vertinti, vertinti, vertinti. Tai labai jo gražiai susisieja tai, ką vat, įvardinai ir aišku, į tai, ką pereinam.
Tai apie emocijas jau turbūt nusikels į sekantį antradienį, bet tai vat grįžtant prie to, kas iš esmės skatina, tai tarsi yra tokius, kaip aš savo vizualizuoju, man labai lengva ir padeda vizualizuoti, tai tokios kaip dvi pusės, kažkokia jėga, kuri stumia ir kuri traukia. Tai pas mumis viduj, išoriai veikia atpildas, kad aš kažką darau ir man tai neša naudą, tai kažkaip pasiteisina tai, ką aš darau, vat gaunu tą rewardą, tą atpildą. Ir kaip jau minėjau, yra pirminiai, kurie susijęti su išlikimu ir malonumu ir yra antrinis atpildas. Tai realiai viskas kitas, tam pavyzdžiui, pinigai, statusas, ten laikai Instagrame, nu, realiai bet kas, ką galima paimti, tai dažniausiai yra tam tikri išmokti dalykai, socialiniai, kultūriniai, religiniai, situaciniai tiesiog ir panašiai, kad tai duoda jo kažkokią tais antrinę naudą. Aš išgyvenu ir dar kažką gaunu. Man malonu ir dar kažkas ekstra. Arba galbūt nelabai malonu, bet kažką gaunu kaip antrinį tą atpildą. Ir kai smegenys galvoja apie tą atpildą, tai jos įsivertina, vat, kokio dydžio kabutėse. Čia vėlgi vertė, kiek aš įdedu savęs, kiek man tai kainuoja ir kokio dydžio tas atpildas, kokia yra nauda, ar apsimoka, ar man ten reikės belekiek daug stengtis, kad aš vos pajudėčiau. Ir čia, pavyzdžiui, žmonės vertina taip kažkokius tais įgūdžius, tarkim, mokytis kalbos. Nu, ir aš suprantu, kad greičiausiai pusmetį, jeigu ne metus ar ilgiau, aš belekiek feilinsiu, man reikės labai daug pastangų, progresas bus minimalus, bet sakykime, po ten 2-3 metų, greičiausiai mano tas progresas labai staigiai iškils. Tai toks lėtas ir šausiu į viršų. Ir jeigu vertinu vat, pusmečio perspektyvai, nu tai neapsimoka. Atpildas mažo dydžio. Bet jeigu aš vertinu ten 3-5 metų perspektyvai, tai atpildas labai didžiulis. O jeigu dar suprantu, kad man tos kalbos reikia tam, kad vėlgi ten išeičiau, nežinau, tarkim, iš lietuviškos auditorijos į anglišką, ten rusišką ar prancūzišką ar dar kažkokią tais kitą. Ir tai man leis pasiekti dar daugiau žmonių edukuoti apie visą tai, su kuo aš esu susijusi, kame aš dirbu. Tai wow, tada tas atpildas atrodo, oho, milžiniškas ir man net smegenys nebegalvoja apie tai, kad čia reikės kažkas stengtis. Antras dalykas, tai yra atstumas. Taip įvardinau, tiksliau negalėjau išversti, tai yra tarsi kaip greitai, koks vat yra tas kelias nuo čia, kur aš esu, iki ten, kur aš noriu būti. Vat kaip iš to paveikslėlio. Greiti malonumai. Ar aš čia ir dabar gausiu? Ar man vis tik reikės laukti ten, nežinau, kelias dienas, savaitės, kelis metus, kaip ir su to pačiu Instagramu buvo. Pradėjau kelti video ir suprantu, kad, o Dieve, tai baisu, tiek daug pastangų reikia pasiruošti, pasidažyti, apsirengti ir aplinką sudėlioti ir ten nusiteikti. Ir atrodo, aš jau visą dieną ten kokias 8 valandas kaupiuosi, kad pašnekėčiau ten pusvalandį laivo arba ten nusifilmuočiau ir padaryčiau iš viso 20 sekundžių reelsą. Nu kosmosas, 8 valandos ir 20 sekundžių. Kiek aš turiu užtrukti, kad ateičiau iki to taško, va tas atstumas. Tai jeigu taip vertinu, vėlgi, daugiau mažiau ten apsimoka, neapsimoka, bet jeigu aš vertinu ten, tarkim, toliau tęsiantį tikslą, bet jisai didesnis, kad aš iš 600 paauginau auditoriją iki 6000, visai nice. 10 kartų per ten metus 2, gal visai nieko tas atpildas. Ir trečias, aišku, yra tikimybė, kai visą laiką mūsų smegenys perskaičiuoja, ant kiek įmanoma, ant kiek tikėtina, kad tai įvyks. Ir čia vėlgi galim remtis į savo asmeninę patirtį, jeigu aš niekada to nedariau, to nesiekiau, nepatyriau, tai normalu, kad mūsų smegenys galvoja, jog tai yra labiau neįmanoma. Ir dar jeigu aš niekada nemačiau, kad tai darytų ten mano broliai, sesės, tėvai, kiti kažkokie giminės draugai, tai tada mano smegenim galbūt net tokia galimybė
toks sprendimas iš viso neegzistuoja, kur tada paklausysi žmogaus iš kažkokios kitos aplinkos ir jis sakys, taigi, čia gyzi, tu ką tipo, nematei, panosim, va, yra tas sprendimas, pasirinkimas. Labai lengva, įmanoma, lengviau negu tau atrodo. Tai daug ką jo nulėmė ta patirtis. Ir taip pat, vat, kažkokia ta aplinka, kurioje dabar esam, nebūtinai kas buvo, bet galbūt ir tame, kas vyksta dabar. Tai liktais smegenys visą laiką perskaičiuoja pagal tai, kas buvo, pagal tai, kas yra ir bando visą tai perpinant, nuspėti į priekį. Tai tarsi yra toks dalykas, kuris, sakykime, traukia tas atpildas, vat, į kurį aš einu, kurio aš siekiu. Ir kitas momentas, kas dar mus skatina rinktis, tai yra motyvacija. Ir čia turbūt žinot, kad jinai gali būti vidinė, išorinė. Išorinė tai pavyzdžiui būtų, kad ten seku kažkokius tai žmonės, kurie man įkvepia, skaitau knygas, klausau podcastus, galbūt kažkas iš išorės ateina, mane palaiko, paskatina, duoda komplimentų, įvertina arba kaip tik ten žemina, peikia, nurašo, skundžiasi, grįžtamasis ryšys, atsiliepimai, išorinė irgi motyvacija, tas pats uždarbis, kiek gaunu už tai, emocinis kažkoks pasitenkinimas labiau, gal net sakyčiau vidinė, nebent tai yra santykė su kitu, tai galima skaityti kaip išorinė. Ir yra vidinė motyvacija, kuri gal labiau siejasi su tokiu kaip pilnatvės jausmu, daugiau tai vėlgi remsis į emocijas, jausmus, į tą tokį pojūtį, kad tai yra prasmė, kad aš tai vertinu, kad man tai yra svarbu, čia jau bus atrama ir pačias vertybės, jeigu man vertybė ten sveikata, šeima, augimas, savivoka, bet kas kito ten gamta gali būti, galbūt naujos technologijos, pažangumas, tai tada jau aš iš savęs, iš vidaus darysiu tuos pasirinkimus, kurie yra asocijuoti vat su ta motyvacija. Ir kol kas pagal visus tos tyrimus yra teigiama, kad išorinė, jinai tarsi išorinės tos stimulacijos daugiau reikia ir jinai mus silpniau veikia negu kad vidinė. Kai atrandam tą stiprią vidinę motyvaciją, tai mums kaip ir išorinė labai reikalinga, tada mums ten atpildas smegenis paprasčiau lengviau vertina ir geba lengviau tos vat resursus generuoti ir nukreipti norimą linkme. O jeigu vidinis tas kodėl, kam man to reikia, nelabai aiškus, o viskas eina tik iš išorės, nu tai tada reikia pastoviai save vat kažkuom stimuliuoti, priminti, užsitvirtinti ir panašiai, kad tai įvyktų. Ir kai tik nurimsta aplinka, tada ir žmogus atrodo sustoja. Ir taip pat ir apie ką jau kalbėsiu tikrai kitom dienom, tai motyvacijos kryptis, ką irgi minėjau, stumimas, traukimas. Ar mano kryptis yra bėgti nuo kažko, eiti nuo kažko, ten nuo skausmo, nuo nepatogumo, nuo nepritekliaus trūkumo, išeiti, va ten, nežinau, iš įtampos, iš nelaisvės. Ar mano motyvacija labiau yra į kažką eiti, į džiaugsmą, į turtą, į pasitenkinimą, į atsipalaidavimą. Nu, manau, pagaunat mintį. Čia jau labai daug plėstis nereikia. Tai va svarbu tą suprasti, kad yra tai, ko siekiam ir ta vat vidinė varomoji jėga. Tai irgi čia sustoju. Ar aišku, ar yra klausimų? Minčių galbūt. Jeigu ne, tai galite įsivertinti pagal šitą pavyzdį, pagal paveikslėlius. Vienoj pusėj, kitoj pusėj. Ir pažiūrėt, kur traukia iš karto, kur daugiau norisi žiūrėti. Į kairę pusę. Jeigu įsivaizduojat, kad valgysi ten tai, kas kairėje, ar tai, kas dešinėje. Ir jeigu savo atsakyti, o tai kodėl, kokia ta mano vidinė motyvacija,
kokį atpildą tai duoda. Na, jeigu tą šokoladinį tortą rinktis, tai koks atpildas, tai labai skanu ir atpalaiduoja, tarkim. Mhm. Ir greitai. Na, jeigu ten, tarkim, pats nesigamini, vat. Įdomu, ar tikrai atpalaiduoja. Žiūrint, kokiam Mm, vat laiko mm, tarpe vertinsi turbūt. nu, dar nuo dozės priklauso to, vat, to pirago dar. Taip, 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 Tai čia irgi tikrai sunku tiesa. dar. Mhm. Bet jeigu taip kiekvieną dieną, tai atpalaidavimo nebūtų, jeigu taip šokoladai, tarkim, rinktis. Va tą tortą. Mhm. Nu, vėl įsineša kontekstas. Jeigu aš sakysiu, kad reikia pasirinkti vieną kažkurį ir tą patį ten gausit, nežinau, po mėnesio, tai vienai pasirinksit. Jeigu sakysiu, kad čia vat kiekvieną dieną tas pats kiekis, nesvarbu, norit, nenorit, kiekvieną dieną vat ten, kiek dabar čia yra, po 7:15 tuo pat laiku gausit. Arba tai, kas yra kairė, arba tai, kas yra dešiniai. Tai tada kitaip turbūt rinktumėtės. Jo, tada. Gal, nežinau. Nu, tada turbūt Tai- kitą maistą pasirinkčiau ten. Nu, to vad kokteilių negeriu, bet ten kažką savo pasistatyčiau, kas žinau, kas mano kūnui padeda, tarkim. Tai tada, jeigu tas kontekstas, kad kiekvieną dieną, va, tuo pačiu laiku tą gausiu, tai manau, va, nu, jau dešinė pusė jau būtų. Mhm. Tada Tai taip irgi irgi vat, kažkaip. šita užduotis tam ir Aha. skirta, kad patiems savyje pasimatuot, tai kaip aš vertinu, ar labiau vat, prizūminu ir žiūriu, okei, tai kaip čia šią akimirką, vat, šią dieną, savaitę, mėnesį, ar aš gebu labiau žiūrėti pusmetis, ten metai, ar galbūt iš viso dar didesniais atstumais žiūrėti ten 5, 10, 15 metų. Kodėl tai svarbu? Tai irgi tam tikras atspindys yra psichikos brandos. Ir nesakau, kad čia va, tik pagal šitą užduotį galiu spręsti, kad čia vienas labiau ar mažiau subrendęs Jo. žmogus. Ne. Tada žiūrim visumą, kaip aš renkuosi bet kokį maistą, ten aprangą, kažkokius tikslus, darbus, kasdienės užduotis, tos pačius santykius, veiklas, hobius, ten kelius, kaip kur einu, nueinu ir iš to tarsi kažkokį viduriuką galima pastebėti, Dar išvesti. tokį mintį dar turėjau. Nu, dar taip ta vidinė motivacija, taip tada pasižiūrėjau taip greitai, jeigu tarkim valgyčiau tą tortą kiekvieną dieną, tai iškart pradėjau galvoti, kad, nu, kad tarkim man tada, tarkim, tai visą mėnesį, tarkim, blogiau bus, ten norėsis į tualetą daugiau bėgioti, ten pilvą pūs, tada ten ir spogai gali atsirasti ir taip toliau, ir tą veiklą kažkaip savo sunkiau būtų vykdyti, nes kaip ir susikatingumo susiję, tada kaip ir ten mažiau motyvacijos eina ir tada kažkaip taip pas mane dėliotis pradėjo, nu, kad geriau ten dešinę pusę pasirinkti, nu, ten su savo, tarkim, maistu tas sveikesnė. Mhm. Taip, ir va tai, ką tu dabar įvardinai, tai yra va tas skirtumas tarp pirminio ir antrinio atpildo, kad pirminis labai fainai, labai skanu, iš karto malonu, tai jau atrodo tekstūra, Jo, saldumas, labai fainai, norisi vien žiūrint. Bet kai pagalvoji apie tą antrinį, kad okei, tai čia ten nenaudinga, medžiagų nėra tokių, kokių reikia, jo. paveikia virškinimą, tada ten aš pasidarau kažkoks sėslesnis, tada nedarau tai, ką norėčiau daryti, kažkokius kitus sprendimus toliau Mhm. įtakoja, tada nesusisievo su ta, kaip įvardinai, motyvacija su vertybėm, tada vadinasi, aš jau nestovauju tuo, ką O, tikiu, taip nu, ne, susikirsti pradeda. kertasi, tada kūrėsi vidinis konfliktas, kur vidinis konfliktas ten visą turim įtampą, na ir žinom, kad galiausiai all in all visą tai priveda prie tam tikrų simptomų, kurių nesinori. Tai pirminis labai fainai maloniai skamba, bet antrinis susideda iš ten kokių Jo, 5 nefainų dalykų, kurių jo. nesinori. Vienas fainas ir 5 nefaini, gal net daugiau. Ne? Taip, taip. Ir kas man yra gražiausia, vat, apie visą tai kalbant, mes tarsi šitą procesą, kuris mūsų smegenyse, nu va taip, tiesiog žaibiškai vyksta, mes jį super, super sulėtinam ir tarsi pritraukiam,
supjaustom ir tyrinėjom po tą kiekvieną gabaliuką ir tai non-stop vyksta apie tai, kad ar man čia žiūrėti šitą kamerą, ar ten į ekraną, ar į šitą ekraną, ar man klausyti tik tai iš čia, kas vyksta, ar dar klausyti, kas vyksta aplinkoj. Nu tai tiesiog sakau, non-stop vyksta. Tai yra tiesiog, nu labai man žavu, gražu, kad taip esam sukurti. Ir dėl to norisi kalbėti apie tai daugiau, kad atsirastų to dėmesingumo, sulėtėjimo, va tas sulėtėjimas, prizūminimas ir skaidimas, kaip tik leidžia sąmoningai, dėmesingai suprasti, tai kaip pas mane ten viskas veikia. Tada ir tokios atjautos savo atsiranda, kad tokie smegenys iš esmės saugo ir taupo. Čia vat paskirtis jų, sakykim, tokia natūraliai. Taip kaip skrandis ten tas sultis išskiria, apdoroja ir toliau siunčia arba atmeta, išvemia. Tai taip smegenis saugo ir taupo iš esmės. Tai tada jau, nu, taip neprievartausiu savo smegenų ir suprasiu, kad jeigu kažką ten tingiu, nenoriu, sunku, norisi atmesti, nu, tai yra normalu. Šito dalyko nereikia spręsti, nes tai natūraliai kylanti reakcija. Toliau galima žiūrėti tuos kitus dalykus, kuriuos aš realiai, nu, galiu įtakoti, paveikti, kontroliuoti. Taip, jo, tai va čia užbaigiant su motyvacija, jeigu dar taip pagilinti, tai ką jau irgi kalbėjau, apjungiant tą vidinį išorinę, tai motyvacija dar irgi kaip tyrinėjama ir per tos pačius mokslinius tyrimus ir viduje, ką galima pastebėti, tas toks žodis valingumas, tai kuris apibūdina tokią būseną, kai tarsi aš esu pasiruošęs vat, imtis kažkokio tais veiksmo. Tai kas irgi buvo tyrinėta, kad kai žmoguje yra stipriau išreikštas, stipresnė motyvacija vidinė negu išorinė, bendrai tas motyvavimo jausmas stiprus, tai jis yra valingesnis, jis tarsi visada tokiam mini pasiruošime, mini budrume, bet ne tam, kur hypervigilance, kur nervų sistema tiesiog pastoviai viskas skenuoja, bet labiau, nu jo, tokia vat vidinė pasiruošimo būsena, kad aš bet kada esu pasiryžus padaryti tą veiksmą, kurio reikia, kurį pasirinkau, kuris yra svarbus, reikalingas. Toliau, kai žmogus yra motyvuotas, tai kaip pasiekmė jisai greičiau reaguoja, jis iš esmės tada ir greičiau pačius tos sprendimus atlieka. Čia net galim paimti pavyzdį tos žmonės, kurie yra tikrai labai įtakingi pasaulyje ir vienas iš tų dalykų, ką aš girdžiu, kai ten juos tyrinėja, nagrinėja apie juos šneka, kad tie žmonės, kurie daug uždirba, daug turi įtakos pasaulyje ir žmonijoje, tai jie priema sprendimus greitai. Jie nebijo suklydimo, jie žino, jeigu ką, tai galės persigalvoti, priimti sekantį sprendimą, jiem daugiau kainuoja kažką ten atidėlioti, permastyti. Ir aš nekalbu apie impulsyvumą, reaktyvumą, bet tiesiog yra labai aiški vidinė motyvacija ir kryptis, tai tada ir tas intuityvumas stipriau veikia ir žmogus greičiau save aiškiau girdi, aiškesni poreikiai savo ir aplinkos, į kurią tie tikslai yra orientuoti. Nu, tai labai greit suveikia visos tos asociacijos smegenyse, asmenybei, kūne ir per visus tos sluoksnius. Reakcijos greitis žymiai didesnis. Trečias momentas, kai turime aiškę motyvaciją, tai tuomet yra daugiau jėgos generuojama. Čia grinai buvo matuojama fizinė va ta suspaudimo jėga ir kai žmogus yra motyvuotas kažką gauti, ten, man atrodo, buvo irgi su maistu lygtis labai paprastai daryta, kad buvo įvertinta, jeigu gerai pamenu, man atrodo, buvo mandarinas, vat kažkas tokio skanaus saldaus ir viena buvo žmonių grupė, kuri ten, sakė, kad nelabai aš noriu to mandarino, silpna motyvacija, taip įsivertino. Ir kita grupė, kuri buvo labai motyvuoti, kurie sako, Dieve, kaip skanu, kaip aš čia noriu, čia seniai svajojau, ten seniai valgiau, aš tą mandariną labai norėčiau. Tai jie realiai fiziškai daugiau jėgos generuoja. Tas buvo tikrai labai labai įdomu. Toliau irgi motyvacija suteikia
didesnį atsparumą aplinkos nuomoniai ir taip pat, kaip čia dabar pasakyti, tas atsparumas aplinkos nuomoniai, tai ne apie tai, kad jūs ten šnekat, ką norit, man ten dzin, aš vis tiek tą darau. Tai yra dalis to, bet ir yra gal toks sveikas savikritiškumas, kur yra atvirumas tam atgaliniam ryšiui, jog aš išgirstu, okei, tu galbūt kažkuo ten pasiskundėsi, nepatenkintas, bet aš to nepriimu asmeniškai. Dėl to sekantis žodis yra self-image, tas savęs suvokimas, netgi tam tikrą prasme tapatybė ir kas aš esu, vat, santykė su tuo tikslu, su tuo pasirinkimu, ką aš einu, ką aš darau, man tai yra pakankamai aišku ir aš viso to nesupainioju. Aš gebu atskirti ir save, ir kas motyvuoja, ir dėl ko motyvuoja, ir ką einu, ir ką girdžiu iš tavęs, kai visą tai siesi, tarsi viskas turi savo skyrelius, nėra tame chaoso. Ir paskutinis dalykas, į ką jau tikrai keliausim kitą antradienį, tai tas emocinis lygmuo, kad tai tiesiog persipinę tarpusavį. Motyvacija nėra kažkoks toks, nežinau, nujausmintas, loginis, šaltas dalykas, kur mes va tiesiog galim išmastyti, įkalbėti, tai vis tiek neša tam tikrą emocinį foną, kažkokį specifinį jausmą, lūkestį, kad tarsi aš įsivaizduoju, kad vat, dabar darau tai, darysiu tiek laiko, sudėsiu tiek jėgų, čia man susijęs su tokiom vertybėm, čia fainai poreikis tas anas ir va ten aš ateisiu ir aš ten taip jausiuos ir aš taip save patirsiu ir bus tokia būsena ir ateis tokios emocijos, žodžiu, jau vat kuriamas tas visas paveikslas ir tai traukia veža ir tuo pačiu, kai yra tvirta aiški motyvacija, kam man to reikia, tas atsakymas, tai tuomet mano pasirinkimus einamus ir tam besikeičiančius mažiau paveikia emocijos. Nes aš žinau, aš turiu tą kryptį ir yra, atsijungia truputėlį, ir yra tas aiškesnis stabilumas emocinis, kad jo, galbūt ten kažkas vyksta, stresinė situacija, kažkas ten patenkintas, nepatenkintas, bet aš vis tiek, vat, gebu tame išbūti tokia kaip ašis gaunasi ta vidinė motyvacija. Ir tai mane paveikia, bet aš tame nepaskęstu ir iš esmės nepametu nei savęs, nei vizijos, nei tikslo, nieko tokio. Tai vat, tai čia sustoju, tiek čia, tiek ir čia. Toliau jo, eisim aptarti visko. Taigi, sustojau, grįžtu pas jūs, čia po to jau pašėrinsiu Instagram'e vėliau. Galbūt jo kyla kažkokių minčių, įžvalgų, klausimų. Aš labai tą pyragį žiūrėjau ir dar tų receptų dar laukiu. Tai tokia. Tai reelsas įkeltas, ten yra surašyti produktai, Jau bet yra? to galutinio recepto nėra. Oi, ne, dar į trials tik tais įmestas, tai aš jo tada rytoj Aha, pasišėrinsiu. tai reiks pažiūrėti tada. Reikia pagalvoti, man ten tiesiog nebetilpo, nes tikslas buvo, žodžiu, čia ne apie paskaitą, po paskaito šitą aptarsim. Bet tiesiog motyvacija, kad kodėl tokį pasigaminti norisi, nes irgi atsimenu, kai iš parduotuvės kažką nusipirku, tada, dažniausiai blogo nuo tų pyrago būna, bet jeigu pats pasigamini, vis tiek kitoks jausmas gali būti toks lengvesnis arba bent jau neutralus, va, tarkim, jeigu saldumyną savo gaminimą. Tai va, irgi tokie va paveiksliukai galvoja ateina, vat, ir tada irgi sprendimai atitinkami. Ne, ir čia tu dar gali pagilinti tą vidinę motyvaciją, jeigu, tarkim, žiūri vėlgi iš tos fizinės prasmės, ne, va, bus skanu, ten patenkinsiu tos receptorius, pirminis atpildas, malonu, faina, pavalgysiu, naudinga, ne, tada žiūrim emociškai,
Galbūt ten džiaugsiuos, didžiuosiuos savim, kad nuėjau, kad nusipirkau kitokių produktų, Taip, išbandžiau kažką naujo, vat, patyriau naują procesą, gal ten čia gal bus tavo pirmas gyvenimo kepamas pyragas, va taip vienam savarankiškai ir tu nežinai, kas bus, tu pasiduodi tai vat avantūrai ir pys ten pasiseka arba sudega jis visas, tai vėlgi kitaip. jo. Vėl tada keičiasi, tada smegenys permasto, okei, ką aš čia dariau ne taip, ar čia temperatūra, ar ten skardos gal nepatepiau. Nu, žodžiu, Gal praeina gali vėlgi daug visas kas tas išeiti. pervertinimo procesas. Ir iš to vėl kiti bus pasirinkimai, sprendimai. Jau. Nu, dar irgi su ta vizija irgi kažkaip tada, vat susiję tas piragas, nes norisi, nu, kuo natūralesnių dalykų turėti tiek maisto, tiek, tarkim, higienos priemonės ir kosmetikos, ar muilus, ar drabužius. Ir, nu, į tą pačią vietą irgi eina, todėl, manau, irgi norisi tą piragą išbandyti, pasigaminti. Mhm. Tokia, vat. Ir Jo, turbūt jo, čia čia jau kai vidinė tikrai turbūt turim va tokia. tą vidinę motivaciją, kuri remiasi į vertybės ir Mhm. tarkim to vertybė yra ten sveika gyvensena ir ne. Ir tada tau jau norisi automatiškai, kad jinai kuo daugiau gyvenimo sričių apimtų. Pradedi nuo mažų dalykų ir taip plečiasi, 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 plečiasi. Tai jo labai gražu. Ir visai kitaip, negu kad imtume tą motyvaciją, kad, nu tai va čia reikia, ar ten, nežinau, numes svorio, priaugt svorio, ar kad ten dar kažkas būtų. Tai aišku, kai kam tai gali būti tikrai labai didelė motyvacija, jeigu čia yra Mhm. tikslas, kuris velkasi 10-20 metų. Arba jeigu vidinė motyvacija iš tokios kaip savęs baudimo, kad va, aš čia mėnesį šudinai valgiau, tai dabar eisiu ir pasidarysiu neskanų naminį pyragą, kad nusibausčiau. Tai Būna ir taip, jo, visai. kitokį tiesiog ryšį su savim atskleidžia. Tai labai gražu stebėti, kai visą tai persipina ir kaip tada tai parodo tą santykį mano su savimi, koks jis galbūt buvo, koks jis dabar yra, į kokį aš tą santykį su savim einu. Mhm. Jeigu mano motyvacija baudimas, ten kritika, kaltinimas, jeigu mano motyvacija yra kaip tik naujų išeičių ieškojimas arba vat rėmimasis į sveikos gyvensenos vertybę. Arba tiesiog sveikesnė alternatyva, tarkim, ir ne ką blogesnė, tarkim, dar tokias Jo, mintis ateina. Va. jo, jo. O gal geriau Taip, dar taip. bus negu tie visi, kur ragavo, jo, iš Mhm. parduotuvės. Tai va irgi toks smalsumas, va, dar kažkiek irgi va, atsiranda. Va. Taip, čia labai fainas dalykas, ką irgi tikiuosi kažkaip reikia įsirašyti smegenis, viską pašnekėti, nes sakau, kuo giliau einu į temą, to faktas, kad daugiau atsiranda tų atšakų, Mm, bet aš jau pradedu rašytis potėmes, nes matau, kad išėjau į pasirinkimų temą ir iš jos tada apskritai norisi pakalbėti apie požiūrį, kaip požiūris formuojasi, kiek daug jo, tam jo. turi įtakos akys ir kokia tai yra tikra, netikra realybė apie kūrybiškumą, tada išlindo tema depresija, nežinomybė. Nu, va tokie dalykai, kurie atrodo tokie Jo, ten dideli, šeimų abstraktus, jie dar kaip ir įsitikinimai kasdieniai, kažkokie dar jie gali kaip ir irgi. kasdieniai, bet ir tuo pačiu mes kaip ir juos suprantam, bet vat ne iki galo, kaip ir pasirinkimas. Nu, tu supranti, kad darai sprendimą, renkiesi, bet kai gilinėsi, kad oho, kiek ten visko vyksta. Tai vat, tai čia tada ir baigiu. O. Nu, čia kuo toliau į jūrą plaukit, tuo mažiau krantą matai, iš kurio pradėjai plaukti, jeigu ta jūra didesnė.